Vėl ir mes čia. Grožio reikalai sugrįžo. Su Karolina ir su Jolanta. Abidvi kosmetologės. Taip. Su medicininiu išsilavinimu. Su medicininiu išsilavinimu, taip. Pabrėžkim šitą. Pabrėžkim šitą, čia kartais atrodo, Lietuvoje čia yra. Lietuvoje labai svarbu. Taip. Aišku, išsilavinimai visi svarbu. Taip, faktas. Šiandienos susimatėme, vėl mūsų tokia tradicija, mes turėtume apžvelgti savo kosmetinės, ką mes šiandieną naudojam. Visiems smalsu yra pasikuisti, pasižiūrėti. Pasikuisti, aš iš užankės įsitraukiau viską. Taip, aš gal pradėsiu pirmą. Mano iš tikrųjų tai šiandienos toksai krepšelis labai yra minimalistinės priemonės atsivežiau. Tai yra Dermeden naujiena, dieninis kremas su peptidais. Tai čia jau rinkoje yra. Tai labai lengvos tekstūros, nuo raukšlių, nuo senėjimo, visa kita. Toliau, DD kremas. Pats populiariausias kremas, kuris saugo nuo ultravioletinių spindulių, turi visas funkcijas senėjimui stabdyti ir suteikia spalvą. Labai švelnus makiažas, pakanka dieninio makiažo pilnai. Ir šiaip dar irgi pasakysiu, kad labai smagu, jog jį galima naudoti ir tiesiog kaip vietoj dieninio kremo iš karto su spalva. Tai yra viskas. Taip, viskas viename yra kremo funkcija, SPF, tai prancūzų gaminys, kuris ir taip pabrėžia, yra miesto moteriai, kur visas funkcijas 4-in-1. Ir kas dar estetika švara, ypač mūsų temai dabar, tai yra dezodorantas be aliuminio. Tai yra puikus produktas, kuris saugus mūsų sveikatai. Tai mano krepšelė šiandieną toksai. Taip. Pasižiūrim, ką aš čia turiu. Aš tai kaip visada prisikrovus viską pilną. Bet šiandien iš tikrųjų tai parodysiu keletą produktų. Tai gal pradėsiu nuo kūno. Tai pradėsiu nuo Skin & Company. Tai yra prekinis ženklas, kuris savo kremų sudėtyje naudoja trumus. Toks įdomus faktas. Kvapas prabangus. Geras. Labai geras kvapas ir labai gražios pakuotės, bet be viso šito tai turi vegan, cruelty free ir, žodžiu, visus kitus ženklinimus, be parabenų. Tinka tikrai ir jautriom odom. Ir tie kvapai, jie tokie neįkyrūs. Jie yra, bet man iš karto šitas primena vasarą, tai, žodžiu, taip, kūno kremas. Jie turi ir dušo gelių, bet šitą tai tikrai kartoju dažnai. O tai trumai dėti dėl kvapo ar... Ir kaip antioksidantas. Kaip antioksidantas, supratau. Grybai. Taip. Tada kitas yra mano meilė ir klientų meilė, tai tikiu, kad ir tarp kosmetologų yra, kam patinka, tai yra Hydra serumas. Hialurono rūgštis kartu su feruline rūgštimi. Šiaip kas nebandė, tai tikrai rekomenduoju pabandyti ir neturiu ką aš daugiau apie jį pasakyti, todėl kad tiesiog jį reikia pabandyti. Taip, bet jeigu norisi daug drėgmės, tai yra tai, kas tą drėgmę suteikia. Ir dar vieną tokią, tai turiu naujieną. Tai čia yra irgi SPF 50 kušonas. Man šiaip asmeniškai labai nepatinka tas pavadinimas. Aš nežinau, kodėl aš prieš jį esu. Kušonas? Jo, man kažkaip tiesiog. Ta prasme, jisai kažkoks tai vertinys. Mes turime ten turbūt pudrą. Taip. Tai tiesiog čia yra pudra su SPF-u, kam patinka. Matosi, kad mano jau yra truputėlį tokia panaudota. Tai jinai duoda SPF 50. Kuskinas yra korėjietiška kosmetika, bet klinikinė, žodžiu, labai smagus daiktas, šiaip man patiko, daug labai kažko dar pakomentuoti negaliu, nes dabar bandausi ir tai yra naujas produktas. Tai va, tai šiandien tiek parodysiu, nors turiu dar visko, bet vėliau. Tai nesiplėsim, čia nesiplėsim. Turėsime šiandieną svečią. Taip, turėsim labai ryškią asmenybę. Labai gražią moterį, labai stilinga. Labai stilinga. Turbūt ir drąsiai galiu sakyti, pati geriausia stilistė Lietuvoje. Aš taip galiu drąsiai sakyti, nes tikrai išbandžiusi savo įvaizdžio fotosesijų, tai man, ta prasme, vienareikšmiškai vienas stipriausių specialistų yra. Ir jisai profesionalas yra, todėl kad jisai iš tikrųjų dirba toje srityje, tobulinasi, baigęs mokslus. Ir tai nėra iš tos serijos, kur sugalvoju, žinai, kai dabar yra labai madoje. Tiesiog noriu... Atsikėliau yra šiandien stilistė. Ne, tiesiog tu gražiai rengiesi ir galvoju, tai kuo man čia užsiimti. Taip. Ir tiesiog tampi stilistu, žinai. Ir dar, žinok, kainos.
pas juos būna brangesnės nei vienu žodžiu pas mūsų svečią, turbūt. Taip. Aš taip galiu pasakyti. Taip, tai dabar tada užuolangos mes šiandieną kalbėsime, bus mūsų svečiai, pristatysim, bet taip, toksai pokalbis, kad įsirutuliotų, tai kodėl mums yra svarbu mūsų darbe kaip specialistų, kosmetologų ir aplamai gyvenime tas įvaizdis, apranga, kodėl? 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 Man apskritai, gal asmeniškai, jeigu žiūriu iš savo perspektyvos, tai man tas įvaizdis yra svarbus ir todėl, kad man asmeniškai tai kelia nuotaiką. Aš tikiu, kad yra visur tinkama vieta ir tinkamas laikas apsirengti. Tai yra dalis to, per ką tu gali išreikšti ir savo asmenybę ir save tinkamai pozicionuoti. Gal pradėkim iš tikrųjų nuo to, kad mūsų darbe tai yra labai aktualu, kaip mes pozicionuosime save. O man tai iš vis įvaizdis mūsų darbė, tai toksai junginys, kuris neatsiejamas nuo profesionalumo, nes mano įvaizdis tai kalba apie viską, apie mūsų darbo aplinką, apie vienu žodžiu patį vaizdą specialisto, patį bendravimo stilių, man viskas tai yra. Tai iš esmės man tai yra profesionalumo, kaip sakyti, įvaizdis. Ir turbūt svarbiausia akcentai, kokie mūsų darbai yra. Karolina. Aš galvočiau, kad pirmas dalykas tai būtų apranga. Apranga, švara, higiena, švarūs plaukai, tvarkingas manikiūras. Galit visai nelakuoti nagų, bet, ta prasme, ir tai irgi yra gerai, bet jeigu lakuojatės, tai svarbu atkreipti dėmesį, kad, jis būtų tvarkingas. Jau tada tikrai. Yra specialistų, žinok, nagai. Tokie. Jo. Aš kartais galvoju, kaip jie ten tos puogus spaudžia ar kažką daro, nes aš nesuprantu, ta prasme, mano jau dabar truputėlį yra ilgesni nagai, ta prasme, jie vis tiek atvertų šitaip nesimato. Bet man jau sunku, aš nesuprantu, kaip. Neįsivaizduoju, iš tikrųjų, ta prasme, mano dabar, kaip čia, toks profesijos kryptis dabar linksta daugiau į tą verslo pusę, tai iš esmės tikrai susitinku daug specialistų žmonių ir tos srities profesionalų, taip, nagai yra ilgi ir aš nelabai įsivaizduoju, gal mes nemokam. Bet viena yra dar ir nemokėti, o aš ir iš kitos pusės pažiūrėsiu. Daryti tų procedūrų. Tai yra daryti ir higieną. Tiesiog elementari higiena. O pirštinės, dabar pagalvojau. Tai kaip tas pirštinės susidėti vienkartinį? Tai jos lieka. Dabar tik suvažiau. Tiesiog lieka. Nėra prailgintų pirštų. Gal perka didesnį dydį, nežinau. Turbūt, nes dabar panašiau, nes niekada nesusidūriu praktiškai. Ta prasme, aš niekada neturėjau ir taip pripratusi su prie trumpų nagų, kad man jie maišo, nes man darbe tai, aš neįsivaizduoju darbe, nes, nežinau, turbūt nemoku. Man jau net ir keista matyti su nulakuotais nagais, nes šiaip kiek mes susitikdavom, tai dažniausiai būdavo natūralūs, trumpi. Aš to seno sukirpimo, todėl kad vienu žodžiu pas mumis iš vis buvo griežtai ne. Ir jeigu medikų iš vis griežtai ne. Taip. Tai čia toksai, aišku, ten turbūt, kad vėlgi keičiasi laikai, ta prasme, tos manikiūrus tu gali padaryti labai nematomus, tokius estetinius ir jie man labai gražu yra. Tik tai tiek, kad pripratusis, aš nejaučiu to, žinai, dėl ko aš nejaučiu pačio piršto tokio, kaip yra be jokio to lako. Tai jo keista. Tai kartais man keista. Man labai gražu, bet man tiesiog matau, kad irgi nėra čia dažnas atvejis. Ne dažnas. Ir dėl visokių niuansų, ir dėl sveikatos, ta prasme vis tiek, būtim, tai neina kalba apie nagų sveikatą, apie nagų. Tai ir kadangi to krūvio labai daug gaunam ir taip, žodžiu, džiūsta tos rankos pirštai, tai nesiplečiam. Toliau vienu žodžiu, pats vaizdas makiažas. Makiažas, taip. Tai iš tikrųjų, ar tikrai pas specialistą atėjus atrodys norma, jeigu jis bus su vakariniu makiažu dienos metu, mes ateinam procedūros, ar ne, tai dažnai klientas ateina ir be makiažo, o čia įeina full glam queen ir visą, žodžiu, lūpos raudonos. Karolina, kartais neina jau kito varianto, nes kai yra labai ryškus ornamentas. Taip. tai tada jau neina sumažinti visko. Tada turi vienu žodžiu slėpti ornamentą ryškų, ryščinti akis. Taip. Ir gaunasi jau tada. Vis tiek. Mūsų sritis yra apie estetiką
Tai dabar yra daug technologijų, kas padėtų ir tą seną mikropigmentaciją išsinaikinti. Lazeriai, galiu duoti kontaktus. Taip, ta prasme, aš noriu pasakyti, kad kartais mūsų tos, bet čia irgi prie šitų visų madų, bet čia yra tas protas specialistų, kada tu turi, vienu žodžiu, labai kritiškai mąstyti apie įvertinti tas visas pasiekmes, visų procedūrų, grožio procedūrų, kur gali, ta prasme, laikui bėgant tau tik tais maišyti darbe. Taip. Į visą tą įvaizdį sutrikdyti. Taip, ta prasme, nes taip, aš ką tik kalbėjau su tam, net ir yra tose visose garsiuose brandingo parduotuvėse konsultantai labai neutralūs, labai švelniais makiažais, tai vien tik dėl to, kad neperėktų to kliento. Taip, kad tu saudijau. Ir čia yra visiškai normali praktika, kadangi man pačiai yra tekę dirbti ir su aptarnavimo standartu, padėti jį įsivedinėti, aš turiu ir mokymų, tokį pranešimą ir patiems kosmetologams. Tai pirminiai dalykai, ką mes ir turim atkreipti dėmesį, taip mes neturim perėkti kliento. Ir tai yra, taip, pirminis dalykas higiena, tai yra švarūs plaukai, tvarkingi nagai, kažkoks taip, dieninis makiažas, viskas tvarkoja, aš pati tikrai kasdieną dažausi į darbą. Taip. Man tai irgi ryte pakelia nuotaiką, aš daug dalykų darau, tokių, kurie man tiesiog pakeltų ryte nuotaiką, bet tai neturi būti per daug ryšku. Ir kitas niuansas, aišku, yra apranga. Apranga, ten dar yra daug visokių dedamųjų, kaip kvapos, nes vėlgi kvepalai irgi prieina prie tos visos įvaizdžio. Bet ką daryti, kaip mes visada dirbam, kur tos vakarinius kvepalus naudoti? Va, kaip visada nepirkti jų. Pas mane tai ir stovi po to buteliukais ten ilgai ir kai visada tas vakaras darbe ir vienu žodžiu, tai va, tai kartais tai neturėtų. Tai gal čia mažiausia bėda. Mažiausia bėda. Nors aš turiu klienčių, kurios labai nemėgsta ryškių kvapų ir, pavyzdžiui, netgi ten kosmetikos kažkoks, jeigu produktas turi kvapą, aš žinau, kad jau joms netiks. Tai lygiai taip pat, jeigu ten kaip pavyzdys, aš pati kaip specialistas ateičiau ir dabar ten ūdų pasikvėpinusi, šleifas iš toli, taip, man smagu, bet tai kaip tam klientui jaustis, jeigu jam, pavyzdžiui, kiti yra tiesiog žmonėm galvas skauda. Jo, tai normalu ir yra man, kur nepatinka kvapai, kur klientas yra pasikvėpinęs. Ta prasme, dirgina, tai čia jisai atėjęs iš savo aplinkos natūralu, kad vienu žodžiu. Bet visko būna ir kotletais kvepia žmonės, tai va kosmetologai. Būna, tikrai. Aš, pavyzdžiui, turiu netgi tokią taisyklę darbe, tai nevalgyti žuvies, kažkokių ryškių kvapų patiekalų, kad tiesiog nebūtų to blogo kvapo ir patalpoje, nes visko gali pasitaikyti, aišku, ten kabinete valgai atskiroj patalpoje, bet vis tiek visko gali pasitaikyti. Ir dar kitas niuansas, tai dabar apie tą aprangą. Tai yra fainų aprangų mūsų srity. Ir šiaip, kaip pati Jolanta, kas tau patinka? Žinok, aš nesu tas turbūt blogasis pavyzdys, dėl to ir pasikvietėm stilistą. Nes iš tikrųjų, man aprangos, tos, kurios man labai patiktų audinys, pats griežtumas, aš tokia minimalistė, tai iš esmės aš nelabai turiu, tai jos nėra labai gražios, jeigu jos kokybiškos, nes mūsų aprangos pati, žinai, dažnai man patinka jinai balta. Balta, o balta, bet aš turiu tikrai alternatyvų ir pilkų, ir turiu juodą, tarp kitko juodą spalvą labai mėgstu, bet vienu žodžiu darbė man jinai nesocijuoja su estetika, man jinai labiau suspatai, man kažkaip ir nelimpa. Turiu pilką dėl to, kad vienu žodžiu jinai tokia universalesnė, bet šiaip man nepatinka dėl to, kad tas turi daug tų variantų, jos sudyla. Dabartinės, kur mes turim ale gražesnės, kur tokios yra, bet ir tai tie modeliai man tokie, nežinau, kaip sako, godas siūtis, jeigu nori. Tai aš esu domėjusis irgi ten susigalvoju savo modelį, pasisiūti iš tikrųjų yra brangu, nebent sugalvotum tada siūti ir kitiems specialistams. Taip. Nes šiaip iš esmės tai tikrai yra brangu. Bet dabar esu vieną aprangą susigalvojus ir sakiau, vis tiek būtinai turiu šitą pasisiūti, tai žodžiu, yra toks planas. Bet iš esmės tai tikrai arba nekokybiškos tos medžiagos, kitas dalykas, tai kasdieną dirbant vis tiek norisi, kad tas audinys būtų natūralus, kvėpuotų ir visa kita. Bet, pavyzdžiui, tada su kuo aš susiduriu, tai labai plona medžiaga. Atrodo, ten kostiumėlis, kaip pavyzdys, gali kainuoti ta apranga mūsų, kuri iš esmės atrodo tokia elementari. Ir 200 ir 250 eurų, bet tu užsidedi ir tu matai, kad tavo apatiniai matos. Tai gerai, jeigu yra švarkelis ilgesnis, bet tai šiaip.
Bet jie tai siūna su trumpais švarkeliais? Nu, Jie siūna tai su trumpais. Taip. Nu, man aš nusipirkus didesnį švarkelį, tai man dengia. Bet jelnaičių turi. Tai kad vienkartinė, nu tada kažkokiu variantu. Tai man atrodo, kad čia yra tikrai opi problema. Gal kas nors nori pradėti siūti aprangas, nauja verslo idėja. Kokybiško. Taip, gražias kolaboracijas. Kolaboraciją mes galim kolaboruoti su Dioru. Jo, nu taip, ta prasme, pirmiausia, tai jos mūsų darbe mes irgi investuojam, žinokit, taip. Mes investuojam į aprangos, jos dyla, jos kelis kartus kalbos padėlsta, taškom, rūgštim, kur iš karto lieka dėmesį ir iš tikrųjų mūsų aprangoje yra čia kasdienybė ir čia normalus dalykas, ir, prasme, bet tikrai investuojam nėra taip, kad mes tik tai uždirbam. Ir normalus dalykas, kad nori su tuo aprangų kokybiškų audinių, nes medicinės patirties aprangos, kur yra gydytam, tai jo, tas audinys yra skirtas tam, kad jisai, ta prasme, jį kokybiškai išvalyti, jis nebijo cheminių, ta prasme, chemijos, tai taip, o jau kosmetologam jos tokios nelabai kai kurių skirtos. Nu, aišku, galima ten pirkti ir iš tų visiškai medicininių. Aš turiu tokių, bet tada kažkaip nėra tokios gražios. Nu, iš esmės, tai aš kaip sakau, yra mano padėti, tai yra darbo Karolina, žodžiu, balta. Dar kartais mėgstu tai užsidėti baltas kelnes ir kažkokius marškinukus ir tada halatą. Tada yra Karolina namų ir tada, kada kažkur eina. Tai čia viena, aš iš vis darbe vienoks amplua gyvenime daugiausiai tamsios spalvos. Taip. Taip, tai mano pati mylimiausia stilistė, profesionaliausia, gražiausia, jausia, dar titulų daugiau, turbūt įsiaiškinsim, ką turi. Ir Goda Pelė. Ir noriu, kad Goda šiandieną išrutuliotų mums šitą temą. Tai kokie yra pagal amžių auksinės taisyklės, nu, vat, stiliaus. Sudėlio, kas jaunam žmogui tinka, kokių vengti klaidų, kas jau tam suaugusiam brandžiai moteriai. Klausimas geras, bet jis yra labai platus, tai aš gal pasakysiu tokias esminės, ko gal vengti, nes iš tiesų tai kiekvienas žmogaus tarpsnis turi savų niuansų šiek tiek, bet visgi, sakykime, kosmetologas jūsų sritis ir teisininko sritis ir tada stilisto, ypač jeigu jis dirba ne su privačiais klientais, o su kažkokiom kūrybinėm industrijom, turbūt nujaučiat, kad jie galimai atrodys truputį skirtingai. Bet šiaip gal vyresnė moterim, jeigu tokia auksinė taisyklė, tai aš su klientėm juokauju visą laiką sakau, nespėsit padaryti save tetutėm. Neskubėkit, nes būna žmogus perina 40 metų ir aš jau to nebegaliu, ir to nebegaliu, ir to nebegaliu, ir toks atrodo, susisupsiu į halatą ir viskas. Nes kažkur girdėjo, kad tenai mini negalima, ryškiau negalima, to negalima, o iš tiesų tai realiai viskas galima, jeigu tau tinka, nes dar reikia visą laiką įsivertinti, kaip aš atrodau ir veidrodėje pasižiūrėti ir suprasti, kad pavyzdžiui, aš netrodau kaip Karolina ir turbūt aš netrodau kaip Jolanta dėl mūsų figūros, ūgio, plaukų, spalvos. Tai vyresnėm, sakykime, moterim mano būtų patarimas, spėsit būti tetutėm, neskubėkit. Geras šitas tikrai. Ir į tai įeina toks labai platus dalykas, nes šiaip jau normaliai su amžium turėtų drąsos didėti, nes moteris ar vyras, nesvarbu, juk mes su amžium jau atrandam, kas mums patinka, kas mums tinka. Tai to tokio naglumo, jo turėtų būti daugiau, nes aš jau žinau ir turbūt jaučiat, kad kaip mums buvo pavyzdžiui 20 ir kaip dabar, tu truputėlį jau žiūrėkit. Aš jau žinau šitos dalykus ir to naglumo, bet tas naglumas neturi būti, kad dabar, nežinau, turi žaliai nusidažyti plaukus ir pasidaryti, žodžiu, viską ten ryškiai ir kažkaip naglumas gali atsirasti per bižuteriją, per aksesuarus, per tai, kad aš save išreiškiu. Tai vadinasi, kad mano tokia esminė nuomonė ir tai, ką aš matau šiaip su žmonėmis, kad su amžiumi tu kuo toliau, tuo labiau žinai, ko tu nori ir tuo labiau tavo stilius turi būti išgrynintas. Nes dar tokio turiu, čia gal toks labai bendras dalykas, bet
su amžium turėtų mažėti nuo galvos iki kojų, kad viskas nauja, kad tas jausmas, kad viskas nuo vitrinos. Taip. Dabar kodėl? Čia toks jau ne tik stiliaus, bet ir įvaizdžio dalykas. Juk mes, kai žmogus vis vyresnis, mes tikimės iš jo, kad jisai turi savo nuomonę, kad jisai yra vis profesionalesnis, nes taip natūraliai ir ateina. Vadinasi, visą laiką gražu, kad nebūtų, tai nereiškia, kad negali būti dabar naujo madingo drabužio. Tas labai smagu, įtraukti, žodžiu, vyresnį moterį tuos madingus daiktus, bet kad nebūtų viskas, va dabar viską nusipirkau, nes ką mes sakom aplinkai, aš taip bijau savo turėti nuomonę, kad man jau pasakė, čia kažkur išgirdau, žinai, kad šitas madinga ir tas madinga, tai tada aš turiu nuo galvos iki ko ir viskas toks nauja. Aš, bent jau čia mano gal toksai ir šiek tiek objektyvus, iš vyresnės moters noriu matyti, kad jinai kažkoks, gal pas jaus kariukas yra ten, žinai, 20-30 metų senumo, gal kažkur ten paveldėta iš mamos, iš močiutės, kad jinai šituos ir, tarkim, aš turiu, klientės, man labai faina, sako, šitie batai, sako, Guoda, pas mane, žinai, 15 metų čia mano, kai reikia, atsistot, žinai, drąsiai ir tada nesvarbu, kad jie ne naujausios kolekcijos. Ir tuo tarpu, jeigu į jaunesnį žmogų, tai čia irgi toks jau, platesnis, gal kaip įvaizdžio dalykas, man visą laiką keistai atrodo, kai 18 metų mergina vaikšto su Chaneliu, su Hermesu, su kažkokiais labai brangiais dalykais, nes ką mes aplinkai spinduliuojam? Tu dar nedirbi. Mes žinom, kad tau pačiam neįmanoma. Vadinasi, tai ne tavo daiktai, tau kažkas tai padovanoja. Ir jeigu tu bandai visą įvaizdį pasistatyti vien ant prabangių daiktų, bet aš tai suprantu, kad tavo dar, niolika, tai tu aplinkai spinduliuoja ne taip, kad ten kažkas tau tai nupirko, bet tai, kad tai ar gautum pasitikėti. Bet iš kur tu gavai? Tai čia dar arba gal kaip padirbinys. Tai čia yra antras klausimas, apie kurį ir kalbėjom, tai drabužis kalba. Vienareikšmiškai. Drabužis kalba. Tavo visa, ta prasme, kaip sakyti, tu gali pabrėžti statusą su savo įvaizdžiu, su savo drabužiais ir taip pat vienu žodžiu, tu gali jį ir sugadinti. Tai tai jau klausimas, kodėl jinai 18 metų neturinti dar su Hermes arba Chanel rankinė? Taip, tai čia dar ir kitas, jau mes lendame tokį gilesnį, gal dar tokį atskirkim du dalykus. Apie status ar brangesnius daiktus, čia tokį dar irgi plačiau apimsiu. Stiliui daug pinigų nereikia, todėl kad mes galim išeiti į gatvę ir turbūt pastebėjot, kad iš tikrųjų Lietuvoje nepaprastai gerėja tas stilių saviriška, aš čia visi dar sako, dar ne, bet sakau, aš jau atsimenu, kai buvo prieš 10-15 metų, kaip mes vaikščiam, sakau, dabar žmonės vis tiek jauni studentai, jie tenai moka, žinai, vintažas, kažkoks fast fashionas, sumakaluoja, ten paima dar, žinai, mamos kažkokį rūbą, kaip jie fantastiškai atrodo. Vadinasi, mes galim sutarti tokią seną, jau nuvalkiotą frazę, stiliui daug pinigų neprivalo būti. Tuo tarpu įvaizdis nelygų kokį norėsi kurtis. Ir tu labai teisingai, Jolanta, pasakei, status ar ne? Statusą mes, kaip būna žmonės pyksta, kodėl čia yra, jeigu ten su brandu ir logotipu jau brangu, o čia be logotipų jau galima ten, žodžiu, ir pigesnį, taip, jie teisus. Bet per brandą mes greičiau papasakom istoriją. Per vieną ar kitą kažkokį mes pasirenkam. Nereiktų daug kalbėti. Taip, toksai štai, aš toks, štai. Ir tu, aišku, ir dėl to sakau, reikia galvoti, ką darai, nes vienareikšmiškai tai, kad tu turi daug pinigų, nereiškia, kad tu privalai dabar supirkti viskas, kas brangu. Ir aš, pavyzdžiui, pati turėjusi klienčių, kurios turi didelę perkamąją galią, bet jos sako, žiūrėk, aš ir nenoriu pirkti ten pigių, nes, tai vis tiek, brangesnis daiktas dažnai turi geresnę kokybę ir taip toliau. Bet sako, aš nenoriu, kad atrodytų, kad tai brangu. Ir čia irgi yra labai įdomus dalykas. Ir dabar, pavyzdžiui, net grožis ir tai gali sakyti, kokioje vietoje tu gali nenorėti, tu norėsi, nors tu mokėjai už daiktą daugiau, kad jis atrodytų netoks brangus. Ta prasme, what? Ir dabar žiūrėkit, grožio sritis, tai gerai, kai tu ten su klientu, tu turi savo klientūrą, bet juk jūs, pavyzdžiui, turite irgi savo salonus, galbūt savo staffas, atsiprašau už anglicizmus, žmonės, kurie dirba su jumis, ir jūs lyderiaujat. Tai yra dar kitas klausimas. Jeigu jūs esate kaip lyderis, ar dabar jūs norite ateiti ir, normalu, jeigu jūs ant vadovas, ar ne, jūs turite kažkokius pavaldinius ar vadovė,
kad jie dar tik pradeda, jie gal jaunesni ir dabar jūs taip norite ateiti ir štai kaip aš visko turiu, jeigu tu kai kuriuose sritise, jeigu tu esi lyderis, tu nori susiniveliuoti, tu nori sutapti. Jo, arba net nebūtinai ir tas išsiskirti va, tą statusą per prabangos prekinius ženklus, arba iš principo kontrastuoti su aplinka. Aš šiandien, kaip pasisatėjau, man darė makiažą, aš sakau, aš norėsiu raudonų lūpų. Bet po to aš kažkaip atėjau, pabuvau, pabendrau, galvoju, ar reikia. Nugesau. Ne tai, kad nugesau, bet tu tada įsivertini, nes juk yra dar ir kontekstas. Tai tuo tarpu tu gali turėti labai daug pinigų, norėti viską susipirkti, bet čia, kad ir čia šviečia, tai tu su tais pinigais gali susigadinti įvaizdį. Tai čia toks, Labai gražiai perėjai prie vieno žodžio visos tos temos dalykinė. Ta apranga tai čia ir yra. Turbūt tas esmė, kad vienu žodžiu neperėkti, nebent tavo to yra tikslas išsiskirti, ne? Bet šiaip neperėkti visos tos aplinkos, kad tu žinai, kad nesuskaičiuosi, kiek tu algos gauni. Kiek aš turėjau. Kiek susiderinai su vadovu išskirtinės sąlygas, ne, gauni daugiau algos ir ten, ta prasme, tu mandravoji. Aišku, aš dar taip pačiai man, kaip jau asmenybei, ne kaip profesionalui. Tai aš iš vis, mane kažkas net yra praminė, kas žodžiu, tai čia ta, kur nemėgsta logotipų. Tai mėgstu ir gražu, bet nėra taip lengva juos visus ten suvaldyti ir padaryti, jeigu skoningas įvaizdis. Ir nelygų kontekstas, nes tu gerai pastebėjai, dažniausiai, ypač jeigu tu nelygų dar koks tu nori būti lyderis. Žiūrėkit, aš galiu būti lyderis, kuris subūrė komandą ir nebūtinai lyderis, tai nereiškia, kad tu ten tavo pavaldiniai, tu tiesiog gali būti draugų kompanijoje, ar ne, pakviečia tave pokalbį, į vakarėlį ir tu gali būti lyderis, kai aš kartu su jum ir gali kontrastuoti ir sakyti, tarsi, kad aš einu visiškai prieš sistemą ir tam tikrų, netgi momentu, tai gali tapti protesto forma. Bet protesto forma per drabužį, protestas per drabužį gali vykti tik tada, kai tai darai sąmoningai. Jeigu tu darai nesąmoningai ir tu ten šiaip nepataikai dress code, tai čia nėra protestas, čia yra, kad tu nežinai. Nes jeigu tu jau darai kažką, tai tada varyk tada drąsiai ir tu žinau, ką žinai tenai ir marškinėliai tada atsiranda per raudoną kilimą ir taip toliau, tai čia jau yra, gali protestuoti per drabužį. O šiaip tai žinoma, kad turbūt jeigu gerbi aplinką, ar ne, kas tave kviečia, kažkokia šventė, ar į tą patį darbo pokalbį, tai tu kažkaip pasiruoši ir pagalvoji, o kur aš būsiu, kokioje būsiu aplinkoje, kokioje šalyje, kokie bus žmonės, nes tarkim, pas mane pačiai yra labai skirtinga tokia klientūra, kad vienoms klientėms yra, jų aplinkoje viskas ok, netgi vieną kažkokį prekinį ženklą ten turėti rankinę ar papuošalą, tuo tarpu kitoms yra, sako, ne, čia nesvarbu, kad tai yra brangu, čia aš, ne ta aplinka, čia bus, aš susigadinsiu įvaizdį. Tai tokį jausti. Kontekstas, labai svarbu kontekstas. Dar vieną dalyką paminėjai, čia dabar grįšiu prie tavo pokalbio, labai paminėjai, kad man tai aktualu, jau virš 40 visom, kurios yra dėl to įvaizdžio, dėl tos drąsos, tai tikrai galiu pasakyti, kad čia mano amžiaus moterim tai jos labai, dabar drąsėja, bet iš tikrųjų labai trūksta ir dar šitas menas jau aš tai nemoku suderinti to vintažo su vienu žodžiu tais moderniais dalykais. Daugelis turbūt parodėje ten yra, jeigu taip tikrai. O dar vienas dalykas, reikia turėti to kokybiško vintažo. Tai čia dar reikia jį suprasti iš seniai. Tu turi suprasti, kas tas vintažas ir ta kokybė, kad būtų, kad tu įsitrauktum, žodžiu, ne tos babos staltėse. Žodžiu. Jo. Ta prasme, kad tu, ta prasme, iš tikrųjų atrodytai stilingai, ten čia yra menas ir išprusimas, nes, tokie kaip prancūzai, italai, jie gimė su stilium. O mums su tokiu stilium, ta prasme, tai iš kur tos, ta prasme, tos mano močiutės, tai ką beduotų, pas mano močiutė tas man nėra gražu, bet pas kitų močiutės yra gražių dalykų, todėl, kad vienu žodžiu, kitos močiutės turėjo tą kitokį įsilavinimą, kitokį skonį, kultūrinius dalykus kitus. Ir čia, sakau, pas mumis turbūt šitos pavyzdžius taikai kažkur užsienį, nes man Lietuvoje tai... Daug klausimų, pabandysiu į visus žodžius sureaguoti. Pirmas mes vėl turim kontekstą, ar ne, apie vintažą, ką gali turėti italai ir prancūzai, ko negali mes, tai yra dėl istorinio konteksto, ar ne, iš mūsų tiesiog buvo atimta. Bet yra toks mitas, kurį aš vis bandau žmonėm
kaip čia, sulaužyti. Nes šiaip tai labai, žodžiu, meno žmonės, stiliaus, mados žmonės, jiems kartais labai pravartu sakyti, na, čia dovana. Jau čia mes turim ir jau jūs čia pirkit, čia tik tai mes ir visi, jau tik jis turi, aš neturiu, tai jau, jau čia reikia aš sakyti. Galbūt kažkokia dalis gali būti. Yra turbūt įgimtų kažkoks jautrumas, nes mes, pavyzdžiui, vieni žmonės jautresni garsui, vieni jautresni vizualui. Tie dalykai yra, bet šiaip visi dalykai derinimo, kaip derinti, kažkoks spalvų, raštų suderinimas, vintažo įtraukimas yra išmokstami. Ir aš tai kartoju, nors gal būtų parankiau sakyti, kad ne, čia tik aš ten, žinai, turiu, tai yra išmokstama. Kaip jūs gal pačios, ar ne, sakykime, grožio sritis, kaip tvarkingai lūpas padažyti, neišlindus, ar ne, pradžioje labai blogai, antrą kartą nieko gero, trečią, ketvirtą jau vis gražiau. Tai nes vis tiek yra irgi yra mitas, kad, žodžiu, stilius yra pajautimas ir čia, žodžiu, čia arba jauti, arba ne. Duota, čia labai mėgsta tas duota, mūzos duota, ten rankos, kojos duota. Iš tikrųjų, tai jeigu tu esi tai tu žinai, kad yra tam tikros taisyklės ir kad tu gali kaip įtraukti ir tą vintažą, kaip įtraukti ir kažkokį raštą, ar įdomesnį labiau crazy dalyką. Kaip ir su visais dalykais, pavyzdžiui, kaip aš mėgstu sakyti, užsiauginti sporto salėje raumenį, tai lygiai taip pat kūrybiškumo raumenį mes auginame. Ir tarkim, su muzika, ar ne, juk mes irgi lavinam klausą, jeigu mes kažkokią muziką klausom ir taip toliau. Tai kad tai galima išmokti. B, labai geras pastebėjimas, čia dabar yra vintažo bumas ir vintažą sako ant visko. Zaros 2 metų palaidinė, vintažinė palaidinė. Tai truputėlį atskirkim, yra second handas ir vintažas. Abu dalykai yra puikus ir nuostabus, ypač kai, žodžiu, žemės resursus jau mes kaip reikalas sunaudojam, tai aš visą laiką esu už ir second handą, ir vintažą, bet irgi gerai labai pastebėjai. Pastabita. Šiandien užsikūrus Jolanta. Aš važiavau iš Vilniaus į Kauną ir su tavim kalbėjau, aš rašiausi. Aš jau mintėse. Turėjau ausis rausti, nes taip, yra reikalų tą seną daiktą įvesti į aprangą. Ir aš net, tarkim, vėlgi, bendraujant su klientėm, būna, sako, aš mėgstu ir turi. Kaip koks daiktas. Sakau, kai ką, prie modernių tų drabužių dėsi bus liuksas. Bet kai kas būna, toks, sakau, žiūrėk, čia yra tokio jau lygio daiktas, kad, sakau, jau labai sunku numušti, kad tai yra vintažas. Tai arba yra 2 variantai, arba tada jį kažkaip truputėlį pakeisti, pasiuvėję, gal persiūti pagal figūrą, ten aišku pagal figūrą ir taip toliau. Arba tada eiti, bet aš tarsi paklausiu, ar tu nori eiti šituo keliu, kad aš ir rodyčiau, kad aš vintažą vilkiu gan stipriai. Ir yra, kas tai fantastiškai daro. Turbūt gal matėt, kokį Instagramas užsieniečiai, kurie jie ir daro. Aš vintage full, bet jie ten, žinai, lifestyle'as ant pas juos, suprantate, ten, žinai, cigaretės su šituo kokiu kandikliu, ten jie gyvena. Taip, jie ten, tai yra visas, smagus žaidimas mados. Tai ne ar visiems tas vintažas... Manau, kad galėtų visi įsileisti, ar jisai ten dabar privalomas, nes čia visi odė vintažas, neprivaloma. Ir aš visada sakau, pirmiausia, svarbiau susistatyti pagal savo kontekstą, kur tu dirbi, kokie tavo draugai, kaip tu pats atrodai ir po to įvesti. Tai nereikia dabar pulti, žinai, gerai ten pastebėjai, taip ten, supranti, babos, ten servetėlės, ten, tai kažkur tik tai. Tau brangus. Bet kiti nesupras. Taip, tai galima, žiūrėk, įvesti diržus, bižuterę, rankinės ir tai jau yra labai įdomu. Manau, kad mūsų darbe tai iš vis, bet pas jūs asmeniniam gyvenime gali per sunkus būti, per ryškus, per sunkus. Dabar kitas klausimas, nežinau, su tavim net neapsitarėm šitą Lietuvos stilistai. Tavo nuomonė, nes iš tikrųjų tai esu, ir Karolina, daug fotosesijų ir aš jau kaip tu nuėjai nuo tavo paslaugų nebegalėjau suderinti, todėl kad, vienu žodžiu, tavo kelionės ir taip toliau, tai žinok, aš labai nusivyliau, todėl kad, ta prasme, jie tiesiog užsimano ir gali tapti stilistais, gražiai rengiasi ir paskui sako, nes, ta prasme, man, nepagavo mano esmės, ko aš norėdavau,
Tai čia profesionalumas, bet esmė tame, tai tie daiktai turi atitikti, kaip tu sakai, tą statusą, visą kitą, jau tam žmogui paruošti tą fotosesiją pagal jį, o ne dėl, čia mokslas turbūt yra, bet ne apie tai kalba. Apie tai kalba, kad vienu žodžiu, kadangi ir daug mačius pati ir užsienį, ir dirbusi užsienį, ir esi raudonojo kilimo... Teko stilistė, tikrai, ta prasme, profesionalas duota. Mūzos duota. Tai kaip vertini, tokios, noriu, kad įmestai tokio pipirą. Kas blogiausias stilistė? Kas blogiausias? Aš supratau, jo, šiaip labai, iš tiesų labai geras klausimas. Jis prašo daugiau už tave. Aš tai čia... Kainas didinti, šito neiškirpkit. Kainas reikia didinti, taip. Visi, jau mes irgi tą stilių, mes prie to paties, žodžiu, irgi pakelsim. Visi kelsim kainas. Šiaip labai geras pastebėjimas ir man atrodo, kad čia net ir, ar, žodžiu, mados rytyje, ar toj pačiu grožio kosmetikai. Čia lygiai tas pats. Ką tik pradeda dirbti. Jo, ir jau nori daugiau nei visi. Taip, ir tas labai liūdna, nes po to žmonės nusivylė ir pas mane irgi yra tie klientų, kurie sako, aš sako, ir tiek išleido, arba parašo, žmogus sako, kad būčiau atradęs anksčiau, ir jis automatiškai juo išleido ir jau, žinai, nori atsargiau. Ir nebepasipirkti. Jau išleista, jau pripirkta kažko, tai truputėlį gal taip irgi plačiau atsakysiu. Su stilistu ir su darbo specifikom irgi gerai pastebėjai, kad patirties yra įvairios, nes tol, kol, žodžiu, aš atradau, kur man komfortabilu, tai aš esu išbandžius turbūt be ne visą tokią tikrai plačią, ką gali stilistas dirbti amplitudė. Kinas, teatras, televizija, komercinės reklamos, fotosesijos gal mažiausia buvo ta dalis, red carpetas man buvo pačiai, aš žinau, kad tai nebus mano dalykas, man jisai buvo įdomus, kad pabandyti, pabandžiau, pamačiau, kaip vyksta ar ne Holivude, kaip chebra dirba ir tada jau aš, žinai, atrandi, kas tau įdomu ir aišku, dar ten mano atveju tai vyko per COVID labai stiprus lūžis ir viso pokytis. Profesionalumas ateina su patirtim, pas jūs turbūt lygiai ir taip pat. Tada kiti momentai, ar ne, į profesionalumą įeina ne tik, kaip tu, žodžiu, aprengi. Stilisto darbe, jis yra labai įvairialypis ir pas jūs beje irgi nėra tik tai, kad kokį jūs užtepat, kaukę ar ten kažką. Yra įvaizdis irgi. Jūsų įvaizdis, jūsų tai, kaip jūs užduodat klausimą, ar ne? Nes kad tu sužinotum, ko klientas nori, turi būti atitinkami klausimai. Kaip tu turi tai ruoštis ir galvoti, tada tu turi jį pajusti, kad ko jis galėtų norėti. Nes ne visi tokie, kaip, žodžiu, mes drąsiai šnekam, kai kurie yra uždaresni, žinai, jo, ne visi atvirai. Ir dar atskirkim, kad tų sričių yra labai daug ir Lietuvoje yra toks momentas, mes turim labai mažą rinką ir tada dažnai, kad stilistas dirba ten ir su kinu, ir su teliku, ir ten truputuką, kai ten vestuvės, kai sezonas, ir tas, ir trečias, ir tada gaunasi, kad visų galų meistras. Tai taip, aš žinau keletą žmonių, kurie gali labai plačią amplitudę daryti, tai nesu aš. Bent jau ne šiai dienai, nes visgi kiekviena sritis ir, pavyzdžiui, yra kurie stilistai labai šauniai puikiai ten televizijoje sukasi. Yra stilistai, kurie į vakarinę aprangą ar ten vestuvę, ar ne. Yra privatus klientas, tarkim, ten dar yra trečia kategorija, kur įeina labai daug ir tokios psichologijos, ir pajautimo, ir neužgožimo, ir gebėjimo išgirsti. Ir čia duota, neduota, daug kas ir per praktiką ateina. Ir trečias momentas, kad, pavyzdžiui, tie, kas dirba su, pavyzdžiui, šou, ar ne, kažkokia apranga, ar televizija, tu gali ten daug ką pameluoti. Tai yra butaforiniai drabužiai. Tai yra tai, ką aš galiu sumeluoti. Tuo tarpu, jeigu tu su privačiu klientu dirbi, ar ne, net jūs, ar ne, ten kosmetologas. Nebegali meluoti, nes aš čia, žinai, sakysiu, Karolina, taigi čia turbūt tu jau kvėpuoji, nebegali eik, žinai, o tau ten 8 valandas daugiau atidirbti. Tai yra visai kas kita ir dar toks antras ar trečias dalykas svarbus, jeigu aš dirbu su, pavyzdžiui, nes esu irgi dirbus, pavyzdžiui, su kolekcijų pristatymais ar modeliai, tai ten yra, kaip sakau, pagal mano dudelę, nes čia yra, modelis yra jis kaip darbuotojas, bet kai dirbi su privačiu klientu, tai būna pagal jūsų dudelę, arba aš turiu dar kitą tokią, žodžiu, geresnį posakį, kad su privačiais klientais, kai dirbi, tai spintos režisierius yra klientas.
O stilistas yra tik produceris, jis tik pastiguoja, bet ne aš ateinu ir sakau, štai dabar tu būsi punkė. O va, nu todėl, o kodėl, o todėl. Grįžk, Gaudute, prie klausimo. Tai ar tikrai, ta prasme, yra tokių, o dėl nepasiūlymo, tai... Gimė ir savo per naktį stilistų. Tai irgi tokį atskirkim. Va tas pajutimas ir profesionalumas. Tai yra du skirtingi dalykai. Ar tai nereiškia, kad negali žmogus tiesiog niekada nieko su menais, su mada nedarė ir turėti pajutimą ir fantastiškai rengtis, vokė tokių, puikiai. Bet tai, kad tu gali save gražiai aprengti, ar ten padaryti reelsus, tai nereiškia, kad tu su kitu. Ir jeigu tu pradedi su kitais dirbti, tu supranti, kaip viskas yra sudėtingiau ir sunkiau ir kad kitą pajusti, nes dar yra stilius, tai yra taip. Skariukai, palaidinė, džinsiukai, bet yra įvaizdžio reikalai, kai yra kūno kalba, kaip jisai nori išreikšti, ir čia reikia tada mokėti jau pradėti skenuoti ir skaityti žmogų. Nes aš, pavyzdžiui, galiu irgi turiu tokį pavyzdį, visą laiką naudoju. Aš galiu matyti, kad klientė su raudona suknele į tą, žodžiu, vakarėlį, jin atrodytų fantastiškai, jai tinka spalva, viskas išneša, žinai, figūrytė, puikiai. Bet aš jaučiu, kad ji nepasiruošęs, nes su raudona suknelė yra, something, statement. Aš ateinu, žinai, su raudona. Ir jeigu tu matai, kad žmogus nepasiruošęs, tai tau tada tu su ta raudona suknelė jį suvalgys. Aš tai mėgstu sakyti, suvalgai žmogų. Nes yra tam tikri drabužiai, kurie tau gali tikti pagal figūrą, pagal spalvinį tipą, viskas ten, žinai, gražuolė, trata, aprengti, fotosesiją padaryti, galim, sustatysim, taip toliau. Gyvam. Gyvenime. Jisai, žinai, visas, jam bus nefaina, jam bus ir gal matėt, pavyzdžiui, kokią nors laidas veda, tarkim, vedėja ir taip toliau, ir vis truputuką prisidengia krūtinę. Reiškia, buvo žinai, bet čia sunku. Čia, ta prasme, labai normalus dalykas. Man yra aš raudonos spalvos bijau ir nemėgstu. Nes jinai agresyvi. Aš irgi nemėgstu. Dabar kažkokių detalių vis pastebiu, kad įsitraukiu. Žinai, kur atsiranda. Jau įsitraukiu po truputį. Toks atsiranda. Turiu, pavyzdžiui, irgi porą tokių vintažinių švarkų, kuriuos pirkau Humanoj. Iš vintažinės Humanos. Interpas reklama. Taip, reklama. Bet, pavyzdžiui, dabar jau jiem tikrai yra dar papildomai 10 metų, nes ten tuo metu, kai studijavau, tai vis tiek yra biudžetas tavo kažkoks ribotas, o man rengtis visada patikdavo įvairiai. Ir, žodžiu, aš užaugau su Fashion TV, man čia būdavo visi mados žurnalai, viskas, čia būdavo visiškai tai, kas mane nuveždavo, žodžiu, totaliai. Tai aš net buvau įstojusi į Londoną mokytis į mados žurnalistiką, bet aš vėliau tik persigalvojau, kad aš vis dėlto lieku čia ir aš skambinai mamą. Trečias bandymas buvo, mano trečias bandymas buvo, žodžiu, mados žurnalistika. Įstojau, kur norėjau, įsilaikiau alcą, viskas tvarkojo ir tiesiog po to pabijau gal viena išvažiuoti to tokio ir tada įstojau čia į viešoją komunikaciją ir po to galvoju, pabandžiau metus, ne, tiesiog, bet apie kosmetologiją aš labai ilgai galvojau. Tai ir tada galvoju, gerai, Karolina, nebebandyk, pasižiūrėk, kaip tau čia ir tada persigalvoju. Bet taip, bet iš esmės tai tos irgi ten raudonų kažkokių drabužių akcentų, tai nebent ten kažkokia detalytė. Tai pavyzdžiui, dar dabar man stovi vienas tvido švarkas galvoje, kuris yra su žaliu, mėlynu ir su raudonu. Užsidedu kiekvienas kalėdas. Man jis tiesiog yra toks mano kalėdinis, sagytas tokios auksinės ir visi klausia, iš kur tas švarkas ir aš tada nusakau, tai kad čia jau labai senas, visai yra tiesiog. Bet fainas, nupirkai, vertę turi. Ir aš daug tokių švarkų, pavyzdžiui, ką labai pirkdavau, tai pamatydavau, kad kokybiškas švarkas, tai pas mane daugiausiai šiaip iš drabužių, ko yra, tai yra švarkai. Tai va. Tai gerai, gal visai fain, jeigu žinai mėgsti, o į tas į tai, kad bet, sakai, raudonos aš nelabai mėgstu ir vėlgi, jeigu tu sakytum, bet aš Karolina, man čia aš įstosiu, aš gal dainuosiu ant scenos, taip toliau, mes pažiūrim kontekstą, tai žinai, vakarinis rūbas arba, pavyzdžiui, kažkur filmavimuose drabužis, mums uždeda makijažą, mes čia su aukštakulniais, čia visos gražios, ir gali čia, žinai, pasipuošti reikia, bet jeigu gyvenime, tai jeigu nėra noro tai spalvai, nes aš, pavyzdžiui, turiu irgi su klientam, pavyzdžiui, dirbu ir visą laiką klausiu, mėgstat papuošalus ar ne? Taip sakau, bižuterė kažkokia ryškesnė. Ir būna, sako, reikia, sako, reikėtų. Bet neturiu, bet reikia. Sakau, žiūrėk, nemėgsti?
tada nereikia, nes yra daugybė kitų kelių, kaip tu gali susikurti įvaizdį. Ten gali, žinai, faktūros raštai, kažkokie siluetai, nes tai, kad ateisi pas klientą ir sakysi, nu, žinok, reikia, susipirk čia visą tą gražią kapsulytę, čia ir papašariukai, ir jis išlys daugybę pinigų, pasistovės ir kaip tu sakai, nu, per kalėdas gal išsitrauks. Ne, aš vis, ta prasme, turiu kažkokį, nu, jis šiaip yra žieminis, tai būna, kad jis įtraukia ir taip. Kaip ir hobis, tau patinka tie gražus daiktai. Aš tik neturiu kur tiek pasireikšti tada, kad, nu, kadangi mano darbas yra dažniausiai, aš tiesiog baltai, tvarkingai. Čia pas jūs dar jo kitas yra sritis. Kad jau tada, kai reikia, bet kai reikia kažkur eiti, man tai čia yra tokia pramoga. Man tai patinka apgalvoti, aš į kelionę visada irgi susimatuoju, susidėlioju, susifotkinu, tada žinau, ką aš renksiuos. Nu, man čia yra žaidimas ir tiesiog čia man pagyvina tiesiog visą gyvenimą. Fantastika. Bet, pavyzdžiui, irgi labai teisingas buvo pastebėjimas, kad tikrai kiti ateina ir sudėlioja visą ten tą kapsulę, dabar turi būti taip. Mano viena draugė, Miglė, praeitais metais įsigijo tavo paslaugą, tai aš nesumeluosiu, mes dar 3 kartus kalbėjom apie visą šitą reikalą, sako, Karolina, nu tau irgi labai patiktų ir aš čia slapti gerbėjai. Miglė, linkėjimai. Galvoju, ar viską gerai padariau? Miglė ir nepatau. Jis sako, man tiek daug sulaužė kažkokių mano įsitikinimų taisyklių, galvoju, atrodo, kad jos tikrai dabar dar ryškiau rengiasi, jinai šiaip labai mėgdavo iš savęs ryškiai rengtis. Ir dabar tiesiog, nu, ta prasme, dar sužydėjo kitom spalvom, tai aš nesumeluosiu. Tai kiek kartų mes kalbėjom, tikrai turėjau ausis kaisti. Bet va čia ir yra labai svarbus toks tikrai pastebėjimas, nes vieni tiesiog ateina su kažkokiu, dabar turėtų būti taip, o tu labai individualiai žiūri kiekvieną tą klientą. Ir tą daro ne visi. Taip, čia turbūt yra skirtumas. Čia, žinai, toks dar ir gilesnė problema, nes dar apie mokyklas ir ten senasias mokyklas, ar ne, iš principo tais laikais, dabar pasakysiu, kad mano laikais, bet kai aš rinkausi stilisto, žodžiu, šaką, nes aš baigiau mados dizainą, stilisto šaką, tai tais laikais čia būdavo, nu, visi norėjo būti dizaineriais. Taip. Ir jeigu tu pasirinkai stilistą, tai reiškia, tu arba, nu, toksai, kad blogai mokysi, arba, nu, ar tu išprotėjai. Nes būk dizaineris kaip kosmetologo mano profesija, tas pats buvo. Tik aš dar vyresnė už tave, tai irgi tas pats buvo. Ką tu veiksi? Kaip, kas čia yra per dalykas? O tavo tai iš vis ten neįsivaizduoju. Bet mano artimieji irgi buvo, kas mane atkalbinėjo ir sakė, jeigu taip, tai tada iš karto į mediciną. Nu, taip, jo, nes jau čia rimčiau. Taip. O ką čia ta, žodžiu, kosmetologija, grožio sritis? Jeigu būtum pabaigus mediciną ir po to norėsi kosmetologiją, juk vis tiek reikėjo mokytis. Tai va čia tas momentas, kad gal net trūksta šiek tiek kad net mokyklose, ta prasme, išskirimo. Dizaineris nėra tapatus stilistui. Tai labai glaudu, lygiai taip pat, kaip sakau, mada nėra tas pats, kas stilius. Tai siaubingai glaudu, bet tai nėra tapatu. Ir, tarkim, dizaineriai gali kurti, fantastiškas kolekcijas, bet jie nebūtinai, kai kurie dirba ir sėkmingai su privačiais klientais, bet nebūtinai. Tuo tarpu stilistas galima paleisti irgi savo liniją, yra kas tai daro ir Lietuvoje, ir pasaulyje, bet nebūtinai irgi, kad tai bus gerai. Būna, kad gerai, būna, kad ten blogiau. Tai su privačiu klientu dar, dėl to gal ir yra, kad visi taip sumakaluoja, kad, nu, taigi aš čia, pavyzdžiui, reklamose, kine, tai kūriau čia personažą, čia manęs klausė, kaip reikia, tai padarai, bet tai tu ten, kaip sakau, pameluoji. Bet su privačiu klientu yra kitas momentas. Ir dar pas mus kita dar problema yra, ir man atrodo, kad jūsų srity panašiai, susimiksavę stilistai ir šoperiai. Nes, pavyzdžiui, yra vienas, kur pas mus irgi gal tokio mažiau srities, kur ir merchandisingo pas mus nėra tiek išvystyta, mes tiesiog tiek tų vitrinų neturim, kur tu puikiai, kaip aš sakau, gali suderinti ant žemės nuostabių aprangos komplektų, tai čia yra ne taip sunku. Čia gali irgi išmokti, kaip derinti, gražiai sudėti ant manekeno ir tada to atina. Tu gali labai gražiai sudėlioti, kokia graži kapsulytė. Ateina žmogus aprengi, jūs atrodo, supranti, nu kur, sakau, žiūrėk, taip, tai ne iki gatvė, nes nei man, nei tau nebus gerai, žinai. Sakau, keičiam, kažkaip kitaip tada, kaip apžaisti tą rūbą, nes šiaip jau, jeigu mados ten pristatymas, kolekcija, tai ten vis tiek esmė kolekcija labiau pristatantysis modelis, jisai įrankis labiau. Taip.
gyvenime drabužis yra tarnas. Drabužis turi tarnauti žmogui, ne kitaip. Ir čia yra daug dar gilesnės kursų jūsų ir grožio sritim, kad kas visgi turėtų tarnauti, bet šiaip drabužis turi tarnauti žmogui. Aš jam ir dar net kitą turiu tokį posakį, va čia grįžtant ir į įvaizdžio dalyką, neturėtų, bet kuo skiriasi stilius ir įvaizdis. Čia irgi labai toks įdomus dalykas. Ir po to grįšiu dar prie klausimo. Stilius yra, tai vat, marškinukai, kelnės ar ne, vat ką mes susidėjom. Įvaizdis yra daugiau. Ir jeigu jau dirbam plačiau ant įvaizdžio, ar ne, nu tai čia yra jau dar ir kiti konsultantai, čia nėra tikrai tik stilisto darbas. Tai aš mėgstu tokį posakį. Statykitės tokias asmenybės, kad jeigu atimtų jūsų švarką, jūsų paldinę, jūsų džinsus, papuošalus, brangias rankinės, vis tiek liktų. Įvaizdis vis tiek liktų. Nes čia yra detalės, jos papildo. Dėl to ir sakiau, vat, kai keista, kai labai jaunas žmogus su labai prabangiais drabužiais. Tai turi, įprastai tai vyksta palaipsniui. Aš nesu prieš brangius daiktus, jie nuostabus, jie fantastiški. Bet įprastai juk net ir kvepalai, ar ne, gali sunkiai priaugti. Taip, kad netrodytum juokingai. Ir kai tai labai gražu, kai taip natūraliai. Ir, pavyzdžiui, pas mane, kadangi vyraus amžiaus klientas būna, žinai, vat, pavyzdžiui, 50+, tai aš ten turiu tokį juoką. Nu viskas, užauginu vaikus, eikit. That's my time. Žinai, ir tada būna let's play. Tai mes turim, va, Goda, įsiterps, mes turim tokią pačią grožio srityje, kai vienu žodžiu, būdamas jaunas, jisai injekcijų nori, jis nori darytis viską iš eilės. Iš eilės, nori tą, ką brandus žmogus. Suaugęs žmogus. Nu taip, suaugęs su protu. Su protu, suaugęs žmogus, jis nori visų šitų procedūrų, jisai klausia, kada, ko man reikia, kada reikia. Jie bėga, jisai senas galvoje, jisai tu bėg nuo to, kaip sakau, kuo toliau šalintis tas mintis, kad tau reikės jų, kad tau dar jų nereikia, tai ne, jisai klausia, kada reikia, nes kažkokių susipersi chaosas yra madoj. Nepasitikėjimas, čia jau savivertės. Jo, čia yra toksai dar platesnis, vis tiek turbūt ir mano ir jūsų auditorija daugiau moteriška, didžioji dauguma ar ne moteris, tai dar yra tas momentas, kad čia irgi kultūriniai dalykai, pas jūs buvo svečias psichologija praeitoj paskaitoj, noriu sakyti, podcast'e, paskaitą klausiau, nespėjau dar viso, bet ten jo labai gerai ir net su šalim sulygino, žinai. Tai man, aš kaip būna kartais sakau, ten pas mus yra to tokio neigiama prasme, to slaviškumo, kur žinai, kad viskas labai, labai aš jau tobula, labai gražiai jau čia. Nesvarbu, net, pavyzdžiui, būna, gal esat pastebėję, ateini į renginį ir aš tai juokauju, Lietuvoje, kad ir kaip tu puošies, aš taip sakau, ne, puoškitės, jūs nesipuošę, prisidažykit, vis tiek nebūsit gražiausias. Lietuvoje nebūsit jūs gražiausias, nes Lietuvoje yra nepaprastai didelis kiekis gražių moterų, fantastiškų, kur ateini renginį ir ta graži, ir stilingos, jau mes ir su stiliumi viską mokam. Bet suprantis, bijo pasakyti žodį. Ir tada gaunasi kažkas ne... Tai čia va, tik įsižiūrėk ir tas stilius visas tavo sukrenta. Ir nebūtinai, kad ten, aš neturiu omeny, kad jin ten žodžiu kvila, net nebūtinai tai, kad ant tiek, tu žiūri, galvo, nepaprasto grožio moteris, drabužiai gražų, supirkti viskas, bet kažkokia nedrąsa, jo. Ir tada turbūt ir pas jūs, tada ateina, aš čia dar noriu viską gražiai, tai kaip ir... Kažko vis trūks. Mes kaip ir kalbėjom, kad, sakau, atrodo, ateina mergina, atsigula ir tu matai, kad ten ta oda porcelianinė, beprotiškai gražus bruožai, viskas. Ir man čia dar tas, tai čia yra tiesiog tas savivertas klausimas, čia yra nepasitikėjimas ir čia yra kiti niuansai, kurias labai svarbu yra išdirbti. Taip man labai Godos patiko žodis, kad vienu žodžiu tau daiktai, drabužiai turi tarnauti, pas mumis vienu žodžiu kažkas, tai ta prasme, atvirkščiai kažkas už tave galingesnė yra, kažkokios tos procedūros, ne tu pats savo kūnu kažką nori, kalbėjau, kad vienu žodžiu mados srityje, kaip tik turi būti žmonės, kad kuo įdomesnių bruožų, išsiskirtų, kad kreiptai dėmesį, be pernamento, kad kuo natūralesni ir taip toliau, kad ta prasme tas tavo įvaizdis, tu toksai tobulas, ko tie gamta tipo alė sukūrė, aš kalbu jau, jeigu ten senėjimas, tai kitos problemos, o pas mumis nori tos jaunos merginos kažkokie būti panaši į kažką. Arba dar vienas niuansas, šiaip tai labai geras pastebėjimas, bet Lietuvoje, visam pasaulyje, vienu žodžiu, man labai krito viena mintis, kaip sako, vienu žodžiu, išprotėjęs pasaulis, kai nori
40-metė moteris būti įvaizdžių dukrai draugė. Čia aš suprantu, kad mes labai aukštuose vertimuose, bet ta prasme, tu kaip pagauni vienu žodžiu, tu nori atrodyti taip, kaip tas vaikas, ne savo padiktuoti. Taip. Bet visis to nori, ta prasme, ta jaunystė tokia, su drabužiais, sugražinti, kur tau, Su drabužiais. Vienodai apsirengti. Vienodai. Aš jau išsireiškiau savo tikrą nuomonę. Vienodai, kur kad tipo tu būtai nepasaka. Tokia pati. Kad kaip ta dukra vienu žodžiu, kad taip pat, kad jos... Smagu moteriai yra gauti komplimentą, bet mano mama mane labai anksti pasigimdė. Čia neslėpkim irgi šito fakto. Ir tikrai, ten ir jau kas nors pasako, jūs tai kaip sesės. Ne, tai malonu, yra čia malonu, viskas. yra faina. Bet nesiekiamybė, žodžiu. Bet neateiti su mokyklinė apranga į seminarą ir apsimesti, kad čia viskas yra gerai, o aš tokių niuansų mačius. Bet žinokit, man atrodo, aš tokia optimistė, kad šitas dalykas Lietuvoje šiaip truputėlį mados pas mus vėliau ateina ir taip toliau, kad mes matom, pavyzdžiui, ir paskutiniaisiais metais, kas su Red Carpetu vyksta, kad aš turiu tokią nuomonę, kad kaip vienu metu, žodžiu, buvo, kad kažkas, kas turi tatuiruotę, kas man šiaip labai gražu, aš nesu prieš tatuiruotės, bet būdavo kaip keista, wow, čia taip išskirtinai. O dabar labai daug kas turi tatuiruotės ir tai yra tik tai, kaip detalė žmogaus lifestyle. Tai man atrodo, žinokit, kad ir kas neturi, jau toks, neturi. Toks, žinai, jau tu šit išsiskiria. Tie, kurie sugebės, ypač tos gal, aš ir vyram ir moterim, bet netgi ypač labiau moterim, kurios sugebės kažką atrasti savį daugiau, nei tik bandyti, žodžiu, išlikti 20 ir vakar labai gražią citatą perskaičiau supermodelio iš 80s, jinai sako, dabar aš nežinau, kiek jau jai metų, ten gal apie 5, gal daugiau, jis sako, aš jau buvau 22, kodėl aš turiu vėl taip pat, aš jau šitą žinau, jau mano praėjo etapas. Ir aš jau noriu būti dabar 50, 60 ir tie visi etapai yra gražus ir nuostabus. Ir tai nereiškia, kad savim ten nesirūpinti, nesportuoti, kad ir procedūra su veidu, pasėti su plaukais, viskas faina ir pačiai, žinot, nesgi mes nesam prieš tas plastinė chirurgija, kai su protu, kai tu turi atitikti amžių, viską. Taip, tai čia nėra blogas iš esmės, nes kažkada ir antakių nieks nesitvarkė, žinai, ar ten, o dabar jau tai yra įprasta, ar pas kirpėją eiti ir galiukus pasikirpti. Bet aš dar su drabužiais sakau, tai kaip pas jūs turbūt grožio srity, turbūt toks mitas, kad reikia šitų procedūrų tik tam, kad atrodytum jauniau, o iš tikrųjų gali tiesiog, kad atrodys sveikiau, gražiau, patraukiau. Tai nebūna, kad tu turi atrodyti kaip 20, kai tau šiam. Tu tiesiog gali atrodyti, kad tu prisižiūri tą odą. Ir aš pati, pavyzdžiui, kai pradėjau profesionaliai su kosmetologu dirbti, Jolanta, irgi kad reklama. Aš josinai. Tai, tu vis pas tave oda kitokia, bet tai nėra tikslas, kad dabar man turi ten, žodžiu, kaip 10-metis ant to. Bet atrodai gerai. Atrodai gerai, tikrai labai prisipažinti. Pasigyrė Jolanta, štai taip. Ir, pavyzdžiui, su stilium yra, aš visą laiką taip su klientėm sakau, taip, tai gali būti vienas iš uždavinių, nes dar yra ten tas lieknumo kultas. Ačiū atsiradusioms tabletėms, kurios sugražino 2000, ne visai galbūt ten sveiką požiūrį, tai ar ne, čia irgi biškai į jūsų čia keičiasi. Ir, pavyzdžiui, būna, kad toksai mitas, irgi čia toks atėjęs iš seniau, gal tokie 2000 kokie, kad su drabužiu tikslas atrodyti liekniau. Toksai, va čia yra esmė. Bet tai čia tik vienas galėtų iš uždavinių būti, nes yra su stilium daug daugiau. Saviraiška, kontrastuoti su aplinka, prisitaikyti prie aplinkos, gauti darbą, nueiti pasimatymą, sužavėti. Tada nebuvo problemos gauti darbą. Dabar turbūt su įvaizdžiu reikia pasitelkti stilistą pagalbą. Bet, pavyzdžiui, aš pati kiek kartų, jeigu žinau, kad tai yra darbas, kurio aš labai noriu, o ten, kaip pavyzdys, tai aš tik pabaigus mokyklą, aš labai norėjau dirbti Kristijanui. Tiesiog. Taip. Tai galvoju, nieko aš jums neturiu ką pasiūlyti. Per to, kad tenai man patinka makiažas ir aš ten namuose turiu visokių priemonių ir ten kažką bandau daryti, nieko aš daugiau iš esmės tai patirties tai aš neturiu. Aš ką tik pabaigiau mokyklą. Tai visada būdavo pas mane frazė fake it till you make it. Žodžiu,
apsirengiam, važiuojam, jaudinėsi prieš ten kiekvieną tą darbo pokalbį. Galvoju, gerai, mano įvaizdis man padeda jaustis tvirčiau. Tai iš esmės, turbūt jau ir keliaujame pabaigą, tai vis dėlto Goda, tikrai sutinki, kad įvaizdis yra labai galingas ginklas. Jis yra nepaprastai galingas ginklas, nes žiūrėkit, čia į pabaigą tokį mesiu. Įvaizdis gali pradėti karus ir baigti karus, nes mes tada galim pakalbėti, ar ne, jeigu būtų politikų įvaizdžiai, ką išrenkam, kas nutinka. Tai yra milžiniškas ginklas, kuris gali nulemti net žmonių gyvybės. Tai jau ką kalbėti apie žodžiu darbo pokalbį, pasimatymą ir taip toliau. Tai tikrai yra įrankis ir aš tai rekomenduoju visiems jo pasinaudoti vienoje ar kitoje gyvenimo situacijoje. Nu, viskas. Super. Auksiniai žodžiai. Mes dabar taip, Goda, turime tau dar bus dovanų. Lietų. Dar dovanų lietus. Nu tai ką, mes šiandieną su partneriu dovanomis, tai žodžiu turim Paulos Choice iš Ritualės Skin Stories. Aš jau peržiūrėjom abidvi su Jolanta, aš jau matau vieną produktą, kurio labai norėjau. Aš norėjau, galvau, kada pasidalins. Lūpų balsamo su kolagenu. Madingi kokie dar daiktai. Tai čia yra jų bestselleriai ir dar vienas kūno produktas. Tai prašau. Šiaip labai ačiū, žinokit, pataikėte 10-uką, nes viskas baigėsi. Tai labai ačiū, kad pakvietėt. Mes jau vienu žodžiu nuo savęs. Taip pat tai čia mes visi čia rėmėjai, žodžiu, remiam stilistus. Wow, šiaip tiek nesitikėjau, tai pakvieskit antrą kartą. Kalėdom būtinai pakalbėsim apie kalėdinius visus šventinius. Apie tavo švarkelį reikės įsitraukti. Užsidėsiu, parodysiu, apie ką čia kalbėjom. Nu tai ką, šiandieną labai fainas buvo pokalbis, man tai labai patiko, aš net daug kur neįsiterpiau, nes aš tiesiog klausiau ir viską karpiau ausimis. Ačiū tau labai, Goda. Ačiū labai, kad pakvietėt, labai smagu. Mes labai džiaugiamės, kai sužinom, kad ateisi. Aš tai tikrai labai. Aš žinau, pas mane ateina. Viskas bučis ir iki malonaus. Nepamirškit prenumeruoti, parašykit komentarą, kas patiko ir, žodžiu, iki kitų kartų.